Labą dieną. Tai Rokiškio rajone, Kavoliškė, Durpyno gatvėje 3A parduodamas va toks namukas. Tai jisai stovi ant valstybinės žemės. Vieta yra va tokia, va, kas žinot šitą vietą. Čia tokios, kaip sakyt, dirbtuvėlės, kažkas čia vyksta. Ir va čia va namukas stovi. Tai va parodysiu iš kelių pusių. Kaip matot, yra ir medelių keletą, šulinys, elektra irgi yra namukė neatjungta. Taip iš šitos pusės atrodo. Pats Kavoliškis tai yra visiškai šalia Rokiškio, keli kilometrai tik tai. Tai va čia tie pastatėliai priklauso irgi. Ūkinukai. Čia va prieki, kur kas dega, tokias kaip malkos sudėtos lentos malkos, baldai seni. Čia gaunasi dabar pats namukas, tai va ten, kur durys atidarytos, įėjimas. Ir va čia va dar vienas duris, tai galima būtų va čia šitą kambarį irgi įsirengti, susitvarkyti. Dabar aišku, čia visko pridėta, bet va taip atrodo. Šitagi čia toks galėtų būti kambarys. Ir tada einam į vidų irgi. Parodysiu, tai va, koridoriukas va toks tikėjus. Buvo kas iš va tokių didesnių problemų, ką reikėtų artimiausiu metu tvarkytis. Tai kad va čia va vanduo bėga ir va jaučiasi rastas pats šlapės, kada lyja stipriau. Tai va čia va vienintelė tokia problema, kur, artimiausiu metu reikėtų tvarkytis. O viduj, čia iš ko aš jau net nekalbu, kad reikia remonto pilno, kai tokia kaina namuko, bet jisai, kaip sakyt, stovintis, negriuvo, yra elektra, veikia, kaip ir sakiau, šiuo metu, plastikiniai langai yra sudėti irgi, varstomi, tai va, pečiukas yra, šyla, ir va čia va yra toks jau patvarkytas kambariukas vienas, šiek tiek gražiau atrodo. Lyginant su tuo, kur prieš tai rodžiau. Tai va, tai ką domina šitas namukas, paskambinkit. O šiaip informuoju, kad perkam namus irgi visoje Lietuvoje tokius ir panašius. Ir tuo pačiu dar irgi pasakyt, kad išsimokėtinai irgi parduodam namus iki metų laiko. Tai va, sekit kanalą ir kol kas iki.